Baimė, malonumas, sielvartas, mintis ir smurtas tarpusavyje susiję. Daugumai mūsų teikia malonumą smurtas. Nemėgti ko nors, nekęsti tam tikros rasės ar žmonių grupės, jausti priešiškumą kitiems. Tačiau būsenoje, kurioje visas smurtas yra pasibaigęs, yra džiaugsmas. Visiškai kitoks nei smurto malonumas su savo konfliktais, neapykantomis ir baimėmis. Ar galime prieiti prie pačios smurto šaknies ir būti nuo jo laisvi? Priešingu atveju amžinai gyvensime kariaudami vieni su kitais. Jei taip norite gyventi, ir regis dauguma taip ir gyvena, tuomet tęskite. Jeigu sakote, atsiprašau, smurtas niekada nesibaigs, tuomet jūs ir aš nebeturime bendros kalbos. Pats užtvėrėte savo kelią. Bet jei sakote, kad gali būti kitoks gyvenimo būdas, tuomet galėsime susikalbėti. Taigi svarstykime drauge, tie iš mūsų, kurie galime susikalbėti, ar apskritai įmanoma visiškai užbaigti kiekvieną smurto formą mumise ir vis tiek gyventi šiame monstriškai žiauriame pasaulyje. Manau, kad įmanoma. Noriu, kad manyje neliktų nie kvapo neapykantos, pavydo, nerimo ar baimės. Noriu gyventi visiškoje taikoje. Tai nereiškia, kad noriu mirti. Noriu gyventi šioje nuostabioje žemėje, tokioje pilnoje, tokioje turtingoje, tokioje gražioje. Noriu žvelgti į medžius, gėles, upes, pievas, moteris, berniukus ir mergaitės ir tuo pat metu gyventi visiškoje taikoje su savimi ir su pasauliu. Ką galiu daryti? Jei mokėsime pažvelgti į smurtą ne tik išoriškai visuomenėje, karus, riaušes, nacionalinius antagonizmus ir klasių konfliktus, bet ir savyje, tuomet galbūt pajėgsime jį peržengti. Štai labai sudėtinga problema. Šimtmečius žmogus buvo smurtingas. Religijos visame pasaulyje mėgino jį sutramdyti, bet nė viena nesugebėjo. Todėl, jei imame šio klausimo, turime būti labai rimti, nes jis nuves mus į visai kitą sritį, o jei norime su juo tik pažaisti intelektiniai pramogai, toli nenueisime. Galbūt jaučiate, kad pats esate rimtas šios problemos atžvilgiu, bet galvojate, kol tiek daug kitų pasaulyje nėra rimti ir nepasirengę nieko daryti, koks tikslas man vienam ką nors daryti? Man nerūpi, ar kiti tai vertina rimtai ar ne. Aš pats vertinu rimtai ir to pakanka. Aš nesu savo brolio sargas. Kaip žmogus labai stipriai jaučiu šį smurto klausimą ir rūpinosi tuo, kad savyje nebūčiau smurtingas. Bet negaliu jums ar kam nors kitam sakyti, nebūk smurtingas. Tai neturi jokios prasmės, nebent jūs pats to norite. Taigi, jei jūs iš tikrųjų norite suprasti šią smurto problemą, tęskime mūsų bendrą tyrinėjimo kelionę. Ar ši smurto problema yra ten ar čia? Ar norite spręsti problemą išorinėme pasaulyje? Ar keliat klausimą pačiam smurtui, koks jis yra jumise? Jei savyje esate laisvi nuo smurto, tuomet klausimas skamba taip. Kaip man gyventi pasaulyje, pilname smurto, troškimo turėti, godumo, pavydo, žiaurumo? Ar manęs nesunaikins? Tai neišvengiamas klausimas, kurį visada užduodame. Kai keliat tokį klausimą, man regis, jūs iš tikrųjų negyvenate taikiai. Jei gyventumėte taikiai, jokios problemos apskritai nebūtų. Jūs gali įkalinti, nes atsisakote stoti į kariuomenę, arba nušauti, nes atsisakote kariauti. Bet tai ne problema. Jūs nušaus. Nepaprastai svarbu tai suprasti. Mes mėginame suprasti smurtą kaip faktą, o ne kaip idėją. Kaip faktą, kuris egzistuoja žmoguje ir tas žmogus esu aš. Kad galėčiau įsigilinti į šią problemą, privalau būti jai visiškai pažeidžiamas, atviras. Turiu atsiverti savo pačiam, nebūtinai atsiverti tau, nes tau galbūt tai neįdomu. Bet privalau būti tokios proto būsenos,
kuri reikalauja pamatyti šį dalyką iki pat galo ir ne akimirkai nesustoti sakant, toliau neisiu. Dabar man turi būti akivaizdu, kad esu smurtaujantis žmogus. Esu patyręs smurtą pyktyje, Smurtą savo seksualiniuose reikalavimuose, smurtą neapykantoje, kurdamas priešiškumą, smurtą pavydę ir taip toliau. Esu tai patyręs, esu tai pažinęs ir sakau savo, noriu suprasti visą šią problemą. Ne tik vieną jos fragmentą pasireiškianti kare, bet šią žmogaus agresiją, kuri taip pat egzistuoja gyvūnuose ir kurios dalis esu. Smurtas nėra vien tik kito nužudimas. Smurtas yra tuomet, kai pavartojame aštrų žodį, kai mostų atmetame žmogų į šalį, kai paklūstame todėl, kad yra baimė. Tad smurtas nėra vien organizuotos skerdynės Dievo vardu, visuomenės ar šalies vardu. Smurtas daug subtilesnis, daug gilesnis ir mes gilinamės į pačias smurto gelmes. Kai vadini save indų, ar musulmonų, ar krikščionių, ar europiečių, ar kuo kitu, tu elgiesi smurtingai. Ar matai, kodėl tai smurtas? Nes tu atsiskiri nuo likusios žmonijos. Kai atsiskiri tikėjimu, tautybė ar tradicija, tai gimdo smurtą. Todėl žmogus siekiantis suprasti smurtą nepriklauso jokiai šaliai, jokiai religijai, jokiai politiniai partijai ar kokiai nors daliniai sistemai. Jam rūpi visuminis žmonijos supratimas. Dabar dėl smurto yra dvi pagrindinės mąstymo kryptis. Viena sako, kad smurtas žmogui įgimtas. Kita, kad smurtas yra socialinio ir kultūrinio palikimo, kuriame gyvena žmogus, padarinys. Mums nerūpi, kuriai krypčiai save priskirtume. Svarbu faktas, kad smurtaujame, o ne jo priežastis. Viena dažniausių smurto apraiškų – pyktis. Kai užpuolama mano žmona ar sesuo, sakau, kad esu pateisinamai įtūžęs. Kai užpuolama mano šalis, mano idėjos, mano principai, mano gyvenimo būdas, sakau, kad mano pyktis yra teisingas. Pykstu ir tada, kai kas nors kėsinasi į mano įpročius ar menkutes nuomonės. Jei užminate man ant kojos ar mane įžeidžiate, supykstu. O jei pabėgate su mano žmona ir aš pavydžiu, tas pavydas vadinamas teisingu, nes ji mano nuosavybė. Ir visa tai laikoma moraliai pateisinamu pykčiu. Bet lygiai taip pat pateisinama ir žudyti dėl savo šalies. Tad kai kalbame apie pyktį, smurto dalį, ar matome jį per teisingo ir neteisingo pykčio kategorijas, kurias mums diktuoja mūsų pačių polinkiai ir aplinka? Ar matome tik patį pyktį? Ar išvis egzistuoja teisingas pyktis, o gal yra tik pyktis? Nėra geros ar blogos įtakos, yra tik įtaka. Tačiau kai veikia kas nors, kas man neparanku, aš tai pavadinu bloga įtaka. Į pyktį labai sunku žiūrėti bešališkai, nes jis yra mano dalis. Bet būtent tai ir bandau daryti. Štai aš, smurtaujantis žmogus, kad ir būčiau juodas, rudas, baltas ar violetinis. Man nerūpi, ar šį smurtą paveldėjau, ar jį manyje sukūrė visuomenė, rūpi tik viena. Ar apskritai įmanoma nuo jo būti laisvam? Būti laisvam nuo smurto man reiškia viską. Tai man svarbiau už seksą, maistą, padėtį, nes šis dalykas mane gadina. Jis naikina mane ir naikina pasaulį. O aš noriu jį suprasti, noriu būti anapus jo. Jaučiu atsakomybę už visą šį pasaulio pyktį ir smurtą. Jaučiu atsakomybę, tai ne vien žodžiai. Ir sakau sau, galiu ką nors daryti tik tada, jei pats būsiu anapus pykčio, anapus smurto, anapus tautybės. Ir šis jausmas, kad privalau suprasti savyje esantį smurtą, suteikia milžiniškos gyvybės ir aistros išsiaiškinti. Tačiau, norėdamas būti anapus smurto, negaliu jo slopinti, negaliu jo neigti, negaliu sakyti, na tai mano dalis ir tiek, arba aš to nenoriu. Turiu į jį žiūrėti, turiu jį tyrinėti, privalau su juo tapti labai artimas, o suartėti negaliu,
jeigu jį smerkiu ar pateisinu? O juk mes jį smerkiame, mes jį ir pateisiname. Todėl sakau, bent kuriam laikui liaukitės įsmerkti ar pateisinti. O dabar, jei norite sustabdyti smurtą, jei norite sustabdyti karus, kiek gyvybingumo, kiek savęs tam atiduodate? Ar jums nesvarbu, kad jūsų vaikai žudomi, kad jūsų sūnus eina į kariuomenę, kur juos žemina ir skerdžia? Ar jums nerūpi? Dieve mano, jei tai jūsų nedomina, kas tuomet domina? Saugoti savo pinigus? Linksmintis? Vartoti narkotikus? Ar nematote, kad šis smurtas jumise naikina jūsų vaikus? O gal matote jį tik kaip kokią abstrakciją? Gerai, tuomet jei jūs tai iš tiesų domina, skirkite tam visą širdį ir protą. Nesėdėkite atsilošę ir nesakykite, na, papasakokite mums viską. Atkreipkite dėmesį. Negalite žvelgti į pyktį ar smurtą, akimis kurios smerkia ar pateisina. O jeigu smurtas jums nėra deganti gyvybiškai svarbi problema, jūs negalėsite atidėti šių dviejų dalykų į šalį. Todėl pirmiausia, reikia mokytis. Reikia mokytis, kaip žvelgti į pyktį, kaip žvelgti į savo vyrą, žmoną, vaikus. Turite mokytis klausytis, ne tada, kai kalba politikas. Tai nereiškia, kad turite jam pritarti ar su juo sutikti. Tai reiškia, kad klausydamiesi turite atidėti į šalį savo išankstinės nuostatas, Pasmerkimą ar pateisinimą ir tiesiog stebėti, ką girdite, bei kaip pats protas į tai reaguoja. Turite pamatyti, kad taip darote todėl, jog taip jūs suformavo socialinė struktūra, kurioje gyvenate. Jūsų sąlygotumas kaip vokiečio, indo, juododžio, amerikiečio ar bet kurio kito, kuo gimėte. O kartu su tuo ateina visi proto bukinimai, kuriuos šis sąlygotumas sukelia. Norėdami atrasti ką nors fundamentalaus, turite gebėti eiti giliai. Bet jeigu įrankis atšipęs, su juo giliai neprasiskverbsite. Todėl tai, ką dabar darome, yra proto, mūsų vienintelio įrankio, aštrinimas. Protas atbuko dėl nuolatinio pateisinimo ir pasmerkimo. Skverbtis giliai galite tik tuo met, kai protas yra aštrus kaip adata ir tvirtas kaip deimantas. Nėra jokios naudos vien tik sėdėti ir klausti, kaip man įgyti tokį protą. Jūs turite jo norėti taip, kaip norite kito valgio. Ir kad jį turėtumėte, turite pamatyti, kas daro protą buką ir kvailą. Yra šis nepažeidžiamumo pojūtis, kuris pastatė sienas aplink save ir yra neatsiejamas nuo pasmerkimo bei pateisinimo. Jei protas gali nuo to išsivaduoti, tuomet jis gali žiūrėti, tyrinėti, skverbtis ir galbūt pasiekti būseną, kurioje visiškai suvokia visą problemą. Taigi grįžkime prie esminio klausimo. Ar įmanoma išnaikinti smurtą savyje? Smurtas yra ir tai, kai sakoma, tu nepasikeitei. Kodėl nepasikeitei? Aš to nedarau. Man visiškai nesvarbu jūs kuo nors įtikinti. Tai jūsų gyvenimas, ne mano. Kaip gyvenate, jūsų reikalas. Aš klausiu, ar žmogui, kad ir kurioje visuomenėje jis gyventų, ar įmanoma viduje nusikratyti smurto? Jeigu įmanoma, pats šis procesas sukurs kitokį gyvenimo būdą šiame pasaulyje. Daugelis mūsų priėmė smurtą kaip gyvenimo būdą. Dvi baisiosios karų patirtis Mūsų nieko neišmokė, tik statyti vis daugiau barjerų tarp žmonių, tarp tavęs ir manęs. O tiems, kurie nori išsilaisvinti iš smurto, kyla klausimas, kaip tai padaryti. Nemanau, kad tai pasiekiama analize, nei savo, nei profesionalo pagalba. Analizė gali kiek sušvelninti mūsų gyvenimą, padaryti jį ramesnį, Gal su trupučiu daugiau švelnumo, bet ji pati savaime nesuteiks visuminio matymo. Tačiau gebėjimas analizuoti vis dėlto svarbus, nes analizės procese protas tampa aštresnis. Ir būtent tas aštrumas, dėmesys, rimtis suteikia galimybę matyti visumą.
Norint matyti visumą, neužtenka vieno žvilgsnio. Jie atsiveria tik tam, kuris išmoksta pastebėti detalės ir iš jų peržengia prie visumos. Kai kurie iš mūsų, norėdami įveikti smurtą, sukūrė sąvoką, idealą, vadinamą nesmurtu. Ir mes manome, kad turėdami priešingybės idealą, galime nusikratyti pačiu faktu, tikrove. Bet tai neįmanoma. Idealų turėjome nesuskaičiuojamą daugybę. Šventosios knygos jų pilnos. O mes vis dar smurtaujame. Tad kodėl neatsisukus tiesiai į patį smurtą ir apskritai pamiršus pačius žodžius? Jei norite suprasti tai, kas yra iš tikrųjų, turite skirti tam visą dėmesį, visą savo energiją. Tas dėmesys ir energija išsisklaido, kai susikuriate fiktyvų, idealų pasaulį. Taigi, ar galite visiškai pašalinti idealą? Iš tikrųjų rimtas žmogus, kurį verčia ieškoti, kas yra tiesa, kas yra meilė, visai neturi sąvokų. Jis gyvena tik tuo, kas yra. Norėdami ištirti savo paties pykčio faktą, neturite jo vertinti, nes vos tik sugalvojate jo priešybę, jūs jį pasmerkėte ir dėl to nebegalite matyti jo tokio, koks jis yra. Kai sakote, kad kažko nemėgstate ar nekenčiate, tai yra faktas, nors ir skamba baisiai. Jei į jį įsižiūrėsite, įsigilinsite visiškai, jis liausis, bet jei sakote, neturiu nekęsti, privalau širdyje turėti meilę, tada gyvenate veidmainiškame, dvigubų standartų pasaulyje. Gyventi visiškai, pilnatviškai dabartyje, tai gyventi su tuo, kas yra, su tikrove, be menkiausio pasmerkimo ar pateisinimo. Tuomet suprantate ją taip visiškai, kad su tuo esate baigę. Kai matote aiškiai, problema išspręsta.